Labą dieną, buvom išsinuomavę autobusiuką, išsivežėm medžius, čia buvom, pamenat, nežinau ar pamenat, buvom sukrovę tik didelį krūvą, čia palei tą ūkinėlį mūsų, tai va liko tik biškį kelio šakos obelską, jeigu pasiliksim gal rūkinimui kokiam ar kažkam biškį dėl skanaus dūmelio, bet va jau čia visos šiukšlės išsimežė ir lapai ir šakos visų čia tų krūmų kiek iškarpėm. Nu ir su busiuku čia, kad privažiuot biškį buvo reikalų iš tikrųjų, nes per tak žolė ten nuo to visą laik čia toks šešėlis metas šitoj vietoj. Ir niekad taip normaliai neišdžiūna. Tu prasme, nu aišku, pradžiuvė čia saus, bet kai reikia važiuoti su tokiu ne visureigiu, su tuščiu busiuku galų varomu, tai čia eiktų slyda. Nu, visokių šiaudų pridėjom visko, kad čia išvažiuoti. Nu žodžiu, išsivažinėjo čia toks provežos ir galvojam, blemba, būtų gerai čia keliuks padaryti. Palatoj parodys, kaip čia atrodo. Va, čia tos provežos. Nu ir žiūrim, kad čia būtų fainiai tokio keliuko iki garažo. Neaišku, ar ten laikysim kokią mašiną ar kažką tam garaže, bet kad būtų galim privažiuoti, jeigu reikia kažką išsikrauti. Nu ir tokių porą variantų. Čia kažkaip, kai važinėjom, nu pradžiai čia nusimeta mašinų dabar. Per čia šiaip važinėjom, jeigu reikia iki garažo, nes čia tai tokia duobė. Ir čia buvo jau grūžo bandyti pripilti tais laikais. Šiukšlių visokių šieno. Ir kažkas bandė tą duobę čia biškį pralyginti. Tai galvojam, būtų fainiai visai keliuks, va taip nuo čia. Per tą duobę ir iki ten, šitoj pusėje medžio, kad čia būtų galim va taip čilint prie staliuko. Nu tai, žodžiu, o grūžo turim daug. Tuoj parodys, kas čia su grūžu per situaciją. Ai, va, staliuks. Kaip biržiečių žodis atvažinėjo, nusipirkom tą staliuką ir čia biškį pačilinam po medžiu. Ir dabar kiekvieną kartą, kai tik atvažiuojam, išsinešam tą stalelį, pasėdim, po medžiais čia fainiai. Žiauriai faina. Sėst ir sėdėti nieką neveikt, bet negali labai daug nieką neveikt, nes reik dirbti. O darbų daug. Tai žodžiu, ką čia biškį nuveikėm. Atsikasėm šiek tiek čia, tos pečio liekanos susikasė į maišus. Čia šitam kambarį irgi jau taip šitos krūvos nebėra. Bet, atrodo, tik tai krūvytė buvo, tai nieko daug, bet maišų tai daug reikia. Tai ten varėm visur, ten paskutins ir senukus ir makvežų išpirkom tuos maišus, va jau čia kiek prikrauti. Ir žalių jau dabar. Na, aišku, krauntin po trečdalį maišų, kad eitų panešti. Bet va tiek, vis čia štabelis maišų, grūžo, čia aišku, ir čia dar. Nu, čia kasėm tą krūvą, bet pasibaigė maišą vėl, ten 100 buvau nupirkęs, 98 paskutinis ir va. Žodžiu, pasibaigė, tai tiek liko, dabar vėl turim dar 5 maišų, bet reikia ir tą pečių dabaigti. Čia buvo praeitą kartą įstrigo tas kalts perforatoriaus ir taip ir liko. Su kūju nieko čia nedadaužiau. O čia iš tėvuko atsivežiau biš didesnį kūjį, gal iki 5 kg šitas, nes tas mano mažylis vienas žino, kur dabar yra, bet tas buvo 2. Bet irgi su to 5 nieko gero, va čia tokį kampą nuskėliau tik tai ir viskas, bet talžai, tik tai tokie spraigo maži akmenukai ir viskas, ir žodžiu to viso tokių rimtesnių gabalų neina atkirsti. Bet kai mins pamatė visą vargelį čia mano su to pečiam, sako, atvaryk, yra pas man geresnis perforatorius ir paskolins ir gal mačys. Nu tai va, žodžiu, turim perforatorių. Tai pradžiai bandėm su šito. Tokiu, atrodo, o, blemba, geras perforatorius, sveria ir viską. Bet tada pasilygink su šitu. Briškis skirias, ką? Tas kalts koks. Vien tas kalts, kai tas mažasis perforatorius. Nu tai žodžiu, su šituo jau tada turėtų gal biškį geriau jiems, nes jis tokio svorio turi, užgulti eis normaliai. Tai va, ką reikia padaryti, dabaig tuos griauti, viską į maišus ir tada su to grūžu reikia su kažko irgi pasitarti ir pagalvoti, bet čia pagal viską, kiek skaičiau, tai reikia kažkokį kviesti babketą, buldozeriuką, kažką, nukasti tą viršutinį augalinį sluoksnį, klot geotekstilės, pilto grūžo, pilt žvyro, žvyro irgi čia ir tokių tų krūvelių, tai ten. Nežinau, ar užteks, aišku, bet
Bet va, būtų fainai čia užsilygintą duobę ir nusivest keliuką iki ten. Na, nežinau, ar tiksliai vat nuo čia, ar nuo čia geriau, bet kažkaip atrodo čia fainai visai tokių staliukų pastatinėti priekį ir gert kavytę. Tai žiūrėsim, nežinau, ar norim užimti tą vietą su keliukais ar ne, nes dar staliukam vietos yra fainios čia. Eina parodys. Čia tai irgi atrodo, čia aišku žiūri nelygu, bet irgi kaimyn sakė, turi sprendimų. Čia kitos serijos, biški vėliau, bet čia sugalvosim kažką su to žolytę. Nu, čia irgi labai fainai, tokia pievutė, ramybė, medžiai iš visų pusių. Nams gražiai atrodo. Tai va, nežinau, kur bus staliukai, bet kol kas va, tenai viskas nors užsuks svečių. Tai va, varom išbandysim perforatorių ir gal pavyks išardyti damuštą pečiaus pamatą ir sukrauti maišus ir laukti, kol čia pradėsim tą keliuką statyti, kad išnešti tą grūžą visą iš trobos. Tai blemba bus daug, žiauriai daug. Nu kaip keliukui gal ir netiek daug, bet kaip troboj čia, tai nemažai maišų prisirenka. Na? Blemba geras daiktas. Eik, tai visai kits reikalas. Jo, ko negali. Mažas įrankis gali didelis įrankis. Jeigu kažkoks ir sunkus darbs, tai tikrai kažko didesnio daikto. Didesnio kūjo, didesnio perforatoriaus, kažko. Tai va, žodžiu, greičiai jaučiu toj susismulkinam ir susikraunam į maišus ir bus ir čia super švarų gražu. Dar šitą ekskaliburą reikia ištraukti, kur praeitą kartą strigo kalts, bet palink šitas naujas kalts didelio perforatoriaus ir to vien tas pats tvirtinimas, vien storis koksai, ant kiek skiriasi. Jaučiasi šito tai čia kaip iš pipkės, čia to šaibom viskas išskraidės. Na, jau tai irgi reikia viską išbandyti. Pjūklų išbandė, perforatorių. To mažo tai nebandė, nesitsatkina, ne. Tiesiai prie gerą. Na. Sunkus žaltys. Kaip čia dabar, tą veiksmėgus, ne? Tai paspauskis įjungs ir tada... O! Labai jau atsargiai, po tokį mažiutį gabaliukų. O, eiti savo. Geras? Sunkiai laikyti. Pasaky, kaip žinai, kai kepėjai, tokį gabaliuką kaip tu. Jo, reikai. Bet geras daiktas, žiauriai geras daiktas. Na. Nu tai va, tai tuos žodžius susitrupinam ir susikast reikia viską dar į maišus, jeigu vėl ar čia tilps mum. Taip atrodo, tai šūda krovytė, čia ta krovytė 2 maišų. Na, į tą dar žodžių. Nežinau, ar čia tupiam užteks. Ir kiek tilps, tiek sukasim. Ein kaip iš pipkės, bet vis tiek visas paprakait. Sunkstas perforatorius. Reikia užgulti gerą, bet blemba geras daiktas. Žiauriai geras. Vėl visada man smagiausia darbė, o ievutė su šiupelį arba nešioji. Plic. Jei neapsikenčia tokį ir netvark, tai tuoj puol tvarkyti viską. Na, po pečium irgi lodo nėra, po pamatu. Bet jau jeigu būtų buvęs, tai jau būtų buvęs gerai paslėpti. Po tokio luitų betoną. Nu va, šis žiaurusis kaip ir baigtas, tik tai dar tos didžiuosius gabalas biškis smulkinis. Nu ir tada mušti.
Na, ir vaizdelis. Va, vėl didžiausias krūv gavas. Bet čia jau tuščia. Gražu, švaru beveik. Oi, blemba Gabris čia mus išgelbėjo su to perforatorium, nes su kūju tai čia būtų buvę 2 savaitės turbūt talžymo dieną iš dienos. Nes ir su tuo blemba čia kokį porą valandų jaučiu užtruko viską išdaužyti. Bet blemba gers įrankis ir gers daiktas. Tai va, biškį pakasam, nedaug laiko turim, nes laukiam svečių. Tai kokį pusę valandos pakasam ir varam nusimaudyti prūdą, o po to dar damušim, kai svečiai išvažiuos. Na, biškį sukosėm į maišus, bet biškį dar palikom čia, išlyginom tą, šitą biškį duobė gavos giliau, taip tos plytos buvo įleistos. Tai tik tai tas stambės palikom, bet dar čiagi reiks šitą išdaužyti. Nes čia, matai, per vieną plytą dar toks aukštesnis ir čia tas vonios kambarys kaip ir mum prasitęs. Gal va taip darysim, taip ir taip kažkur. Nu, žodžiu, ten tas visiškai be ryšio, nepričiom čia gausis tas šuts, tas... Blemba, tiek privargau, kad net pamiršau žodžius. Tas pamats ten, žodžiu, niekam čia neduos, čia kur nors stovės lovė ir mums visai nereik ten to postamento. Miegamajam tai tikrai pečiaus neturėsim panausiai įvostyti ten viską. Tai žodžiu, tą dar reiks išsidaužyti gražiai, nesudaužant to betoną. O šitam kambarį, tai man atrodo, aš ir taip jau biškį ten išdaužiau, kai ardėm tą pečių, tą tokia išlindusią plytą pavyko nudaužyti. Nu ir viso, varam nusimaudyti biškį, kad baisiai nesmirdėtumėm, sulauksim svečių ir po to pratęsim darbus dar vėliau biškį. Jeigu neužsinaktinėsim, tai va. Čia visą laiką stovėdavo kėdė, patogu atsisėsti, nusirengti. Pasirodo, čia dabar kažkas įsvedė, na. Gal čia per tas audras išplaukė. Ai, žiūrėk, ir nulūžus koj. Abi nulūžusios. Kažkas nulaužė kojus ir įmetė. Bet va taip gal gali atsisėsti. Rūbam pasidėti. Jo, bent jau rūbam pasidėti. Nu, žodžiu. Atsivežėm dar mūsų bambalį, mūsų kraną, vandentekį namų pasipildyti. Šitoks gražus skaidrus vandenėlis, skaidresnis negu upiai. Jaučia švaresnis net negu šulinį. O iš namų neatsivežėm vandentekio, tai va, pas mūsų vandentekis iš prūdo. Nu, čia tik rankom plauti. O šitą kavai arbatai, tai ir šiaip gerti 5 litrais nusiperkam ir atsivežam. Nu, pasisvečiavom, privalgėm skarelių biržų duonos, prigėrėm giros ir apsitingom bedirbti. Sėdim va, sau čilinam, javutė dar davalginėjai, bandelis, žiauriai geras oras. Sako, atrodo, noris gulėti ir snaust toj kėdėjai. Bet, ką aš čia norėjau pasakyti? Tai žodžiu, to grūžo, tų didelių plytų iš pamato dabar nieko nebekišim į maišus, nes javutė sako, nu, kad nedaug tilps labai tos maišus. Daug tų reiks maišų, tai parašiau, nusinčiau fotkės tokiem kasėjam, kurie galėtų nukasti mums čia tą augalinį sluoksnį keliukui, kad ten turi bobketą ar ekskavatorių ar kažką. Tai nusinčiu fotkės, sulauksim atsakymo ir žiūrėsim gal kažkada ateinančiom dienom, nežinau kiek čia tokie darbai, ant kiek tokios paslaugos, o iš kiek anksti reikia užsirezervuoti. Ar čia ant dienų galim padaryti, ar čia kažin reiks laukti, tai žiūrėsim. Jeigu drūg čia viskas sektųs, kai mums čia sekės su langais ir su viskuo, nu ne su viskuo, su langais. Tai ir artimiausiam dienom kažkas galėtų nukasti nuo to keliuko tą augalinį sluoksnį, tai tada iš trobos būtų galima tempti tos visus grūžus ir tenai dėti.
ir turėti keliuką, ir atsilaisvintų grindis, ir tada jau būtų galima vėl ten kažką toliau daryti. Nu, žodžiu. Tai dabar lauksim žinių ir žiūrėsim, ką daryti toliau. Baram pažiūrėti dar kai ką. Žodžiu, pirmai gal pas mus yra tie lietvamzdžiai, ten ir ten, bet nėra rinių. Rinės buvo nuimtos, vien palėpiai, kit garažė sulankstyt ir nėra tvirtinimų riniam. Bet jie buvo, matos, kad yra buvę kniedyti ant tos viršutinės pačios plytos, ant to karnizą. Kniedžių tokie likučiai, tai nežinau, čia nušvilpino kažkas, nulaužė anas, bet žodžiu nėra. Tai nuvarėm pas metalistus ir pagamino mum tokį. Pagamino vieną, mum čia aišku reikia daug, bet pagamino vieną ir reikia žiūrėti. Šitą davė pasibandyti, kaip veiks. Tai šitas turi, žodžiu, iš vienos pusės užsilenkti metaliuks, tas iš kitos ir tiesiai prie plytos. Ir matavom, kad kaip ir maždaug turėtų būti puikiai. Kaip lemba netelp. Biški per siauras. Bet dabar net nežinau, ar čia mes nusišnekėjom matuodami, ar braižydami. Ar čia biškai kažką netaip išlankstė? Palain metrą paieškos. Žodžiu, gaunas vidinis 10. Aš dabar neatsimenu, kiek mes ten buvom nupaišę. 10 cm. Viduj. Mes atrodo buvom uždėję gal 10,6. O 10,6. Jaučiu čia blemba. Šūdis. Žodžiu, gavos taip, kad 10,6 ar kiek turėjo būti, ar 8 vidinis. Jo, 10,6 turėjo būti vidinis čia taip. Ir dar reikėjo čia porą milimetrų, sakėm, užmesti ant tos kniedės, kad būtų laisvumo. Bet gavos, kad 10,8 yra išorinis. Žodžiu, šūdis, bet kas gerai žiauriai, tai ką mum padarė tik vieną ir davė pasibandyti. Ir kad nereikėjo užsakyti visų ten, vėl nežinau, kiek 60 ar kiek tenai, nu, ir nereiks visų perdarinėti. Tai žodžiu, dar rytoj tada su šito išsiaiškinsim dėl šito, damatuosim ir gausim naujus ir gal tada tie tieks. Ai, va dar su perforatorium Gabrio. Reiks čia išsiaiškinti. Čia gal buvo pamatai šito tokio priestatėlio. Ir va, įbetonuotų tokių akmenų. Čia tokių luitų, po kelis akmenys subetonuotų. Tai reiks bent jau tos, kur subetonuoti, susiskaldyti, tos, kur jau cielį, gal palikti tokius cielus gražius. O, žiūrėk, geras, matos, kaip buvę čia gręžti kažkaip. Įgręžti ir atskelti toks gabalas. Tai va, dar tos čia reiks, nes čia po to, jeigu lyginti kažką daryti, mulčiuoti, tai tie akmenys nelabai čia bus gerai. Nu, žodžiu. Oi, labai norės pasidinėti ir patinginiauti, bet labai norės ir įsikrausit kuo greičiau. Tai tą dar pamėginsim išsiardyti pamatėlį. Ai, dar šitą triubą. Reikia kažkaip išsilūpti, taip gerai vieną čia įmūrit. Bet reikia bandyti tiesiog suploti ir išlūpti jaučiu. Nu, žodžiu, tuo išsilupsim ir išdaužysim pamatėlį. Žodžiu, vargelį, žodžiu, su to kamen kažkaip, bet po to išsiaiškinsim, išdaužom tą. Šiaip ne taip išlūpam. Tai va šitas šudėlis, tas sujungims toks išsipūtęs biškį ir matyti mūrits. Ir tiek smarkiai užsispaudęs buvo, bet įkalėm čia kaltelį ir susilenkė ir išsitraukė. Bet iš šito pusėje irgi išlindo ir čia vėl eini grindys. Ir jau čia nežinau, kur jis išlend, žinokit. Nelabai čia yra jam kur išleisti. Gal salionai, ten žino. Nu va, viso, gražiai nusišlavė. Aišku, ten dar buvo galim giliau varyti, o gal ir reiks dar varyti, nežinau, dar nesugalvojam. Pradžiai kol kas, kaip ir variants, tik tai sulyginti su šito betonu, vis tiek dėsis ant viršaus kažkokio to, nu, tas grindinis šildyms.
Bet iš kitos pusės, čia po to beton tai yra bent jau 5 cm tos putos, o čia tai nieko nėra. Bet kažkaip čia vidury trobos, neaišku, nereikia. Žiūrėsim. Buvom vėl sulaukę svečių, šiandien svečių dien vien po kitą, bet vis tiek, džiaugiamės kiek pavyko nudirbti. Ir smagu buvo pabendrauti su visais ir ačiū, kad čia ėjot, susimatysim kitam epizode. Čiau.